gali jį mylėti, arba gali jo nekęsti. Bet tu negali ginčyti su tuo, kad Donaldas J. Trumpas yra tikras vyras. Jeigu gyveni ne po akmeniu, tai jau tikriausiai žinai, kad į buvusį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą J. Trumpą buvo pasikesinta nužudyti. Bet tiek laimingo atsitiktinumo, tiek dieviškos intervencijos dėka jis pačiu laiku pasuko šiek tiek galvą į šoną ir jam kulka tiesiog kliudė ausies viršų ir jis liko gyvas. Really see something that said, take a look what happened. What happened? What happened? If you want to really see something that said, take a look what happened. Take a look what happened. Deja, dviejų mergaičių tėtis, vyras, mirė vietoje ir mano galva jisai pasielgė labiausiai vyriškai, kaip tik tai įmanoma pasielgti. Jisai tik išgirdęs pirmą šūvį, jisai nustūmė savo abidvi dukras ir žmoną į šoną ir gulė kūnų ant jų. Ir viena iš jo dukterų parašė į Twitterį dabartinį X postą ir paaiškino situaciją ir pasakė, ko socialinė medija neparodys ir nepaaiškis. Tai, kad jinai dėkoja savo tėčiui, kuris buvo visą gyvenimą pats geriausias, kuris išgelbėjo tiek jai, tiek jo sesai, tiek mamai gyvybę. Ir jisai net sekundį nedvejojo, jis pasielgė vyriškai. Jisai paaukojo savo gyvybę tam, kad apsaugotų savo šeimą. Nepaisant to, kad buvo pašautas ir vis dar esant antro šaulio tikimybei, Trumpas slaptai tarnybai pasakė palaukti ir pasakė fight, fight, fight. Tai padarė norėdamas parodyti, kad jis yra gyvas ir sveikas ir norėdamas įkvėpti moralės išsigandusią minią. Trumpas yra tikras vyras. Jis yra drąsus. Jis tiek būdamas verslininku, tiek būdamas prezidentu, jisai drąsiai sakė tai, ką galvojo ir drąsiai darė tai, ką reikėjo padaryti, nepaisant kritikos, nebijodamas tai, ką kiti apie jį pagalvos, ką kiti apie jį pasakys. Jis yra tiesmukiškas. Donaldas niekada neslėpė nieko užantyje. Iš esmės, atrodo, jisai visada sako tai, ką galvoja. Ir vieno žmogaus pasakymas man labai patiko, kad Donaldas, jis nėra politikas, jis yra ūkvedys. Jisai daro tai, ką reikia, jis nedaro to, ką politikai daro, o politikai politikuoja. Šokinėja apie klausimą iš vienos, iš kitos pusės, trypia. Daug pasako visko, bet iš esmės nepasako nieko. Jis laikosi savo žodžio. Trumpas pasakė, kad pastatys sieną. Juo nieks netikėjo, visi galvojo, kad jisai čia juokauja ir čia yra politinis triukas. Bet ką jis padarė, jisai pastatė sieną. Na, nepaisant to, kad atėjusi sekanti valdžia neprižiūrėjo jos, įleido 100 000 emigrantų kiekvieną dieną į Ameriką, bet yra kaip yra. Jisai pasakė, kad sumažins infliaciją ir padidins ekonomiką. Tā ir padarė. Jis moka tai padaryti. Ar jis idealus? Tikrai, kad ne. Ar jis yra pasakęs vulgarių dalykų, politiškai nekorektiškų dalykų, kas galėjo ar gali nepatikti vienai ar kitai grupiai žmonių? Tai aišku. Tačiau tu nelabai gali ginčyti su jo vyriškumu. Tu gali paimti bet kurį vyrą ir apie jį išknist viską, ką tik įmanoma. Išknist viską, ką jis yra pasakęs ar padaręs. Ir patikėk manimi, tu surasi tai, kas galėtų nepatikti vienai ar kitai grupiai žmonių. Tai yra neišvengiama. Svarbus dalykas yra tas, kad stovėjimas už tai, kas tavo galva yra tikra ir teisinga ir nepasidavimas, nesvarbu kas be nutiktų, bet kokiai situacijai atėjus, yra gėdijamas ir smerkiamas. Tai yra neteisinga. Pameni, prieš kurį laiką įrašiau video pasakodamas apie tai, ką reiškia būti vyru. Vyras turi turėti stuburą ir vyras turi turėti kiaušus. Jis turi turėti stuburą tam, kad pastovėtų už tai, kas jo galva yra tikra. Už tai, kas jam atrodo teisinga ir garbinga. Ir kiaušus. Tam, kad padarytų tai, nepaisydamas atsako, nepaisydamas netgi ir savo gyvybės. Šiuo atveju yra tiesioginė ta žodžio prasme. Stiprių vyrų, kurie stovi už savo įsitikinimus ir už tai, kas jų galva yra tikra, nėra tiek daug. Tačiau patikėk manimi, už uždarų durų didžioji dauguma vyrų sutinka su tuo, ką sako Trumpas ar pavyzdžiui Teitas. Tačiau, kada kalba pradeda eiti apie viešumą, daug kas pabruka uodegas ir nenori nieko sakyti.
tam, kad nesusilauktų kritikos. Aš tų vyrų nesmerkiu, nes kiekvienas įsivertina riziką, kurią yra pasiruošęs pakelti. Stiprūs vyrai sukuria gerus laikus. Geri laikai sukuria silpnus vyrus. Silpni vyrai sukuria sunkius laikus. Ir sunkus laikai sukuria stiprius vyrus. Šis 4 etapų ciklas trunka tarp 80 ir 100 metų. Silpni vyrai sukuria sunkius laikus, ciklas jau baigėsi. Ir prasidėjo ciklas sunkus laikai sukuria stiprius vyrus. Visi žmonės po truputėlį pradeda atsibust, matydami tai, kad pasaulis eina link susinaikinimo. Kainos auga nežmoniškai, atlyginimai stagnuoja, ekonomika stoja, sunkus laikai jau prasidėjo. Ir tikėkime, kad visa tai nesibaigs 3 pasauliniu karu. Nenoriu gąsdinti, nenoriu demoralizuoti, aš tiesiog dalinuosi savo ir kitų žmonių įžvalgom. Stiprių vyrų trūksta. Tačiau neilgai. Kaip ir viskas visatoje vyksta ciklais, tai lygiai taip pat ir šis ciklas sukurs daug stiprių vyrų, kurie po to sukurs gerus laikus. Baigta.